Pakelkit ranką tie, kurie žinių semiasi iš mokslinių tyrimų ar žurnalų publikuojančių juos. Laikau ranką pakėlus, bet suprantu, kad tai nebus miškas rankų. Žinoma, viskas priklauso nuo profesijos ir nuo pomėgių, bet manau, kad smarkiai nesuklysiu galvodama, jog didžioji dalis remiasi nemoksliniais šaltiniais, forumais, dirbtinio intelekto ir įtikinamai kalbančiais žmonėmis. Tai nebūtinai reiškia, kad jie klysta. Bet svarbu neužmiršti, kad sugedęs telefonas niekada nenustoja veikti. Toks būdas veikia ir tai, kaip formuojam nuomonę apie tai, kas yra sveika mityba. Net jei prisegam ironijos kaspinėlį ir sakom, kad kažkas dabar madinga, kaip sveikas produktas ar būdas, bet vis tiek taip darom, nes nežinom kaip kitaip. Kaip visada, ar laiko patikrinta irgi nėra garantija. Kartais stebėtinai tikslu, o kartais atima žadą. Pavyzdžiui, rekomendacija pusryčiams gerti alų. Skaitant šį tyrimą, man šiek tiek susuko žarnas. Juk gydytojai tikrai patikimas sveikos mitybos žinių šaltinis, taip? Taip. Iš pusės 1000 sveikatos mokslų studijuojančių studentų 72% turėjo nepakankamas žinias apie sveiką mitybą. 15% studijuojančių mitybos mokslus turėjo pakankamai žinių. 15%. Kitas sritis studijuojančių tarpe tik apie 8%. Daugiausiai sveikos mitybos žinių turėjo patys sveikai valgantis, labiau savimi pasitikintis, savęs pažinimo siekiantis ir viršsvorį turintys studentai. Matyt, kiti kriterijai yra žymiai svarbesni negu studijų kryptis. Manykim, kad gydytojai jau kitokie ir žinių turi daugiau, o be to patikimų žinių, o ne iš geltonosios spaudos. Bet kaip yra iš tiesų? Skanaus, taikos ir ramybės.